Sveiki, tai noriu jums pasakyti, kad greičiausiai dabar nebus video 3-4 savaitės, tiksliai nežinau, nes truputį turiu išvykti reikalais, tai nebus video nei iš namo, nei jokio kitokio tipo video. Tai ta proga aš jums pristatau žymiai ilgesnį video. Jūs labai visi prašėt, kad norite ilgesnių dalių, tai ta proga, kad dabar dingsiu truputį iš eterio, pristatau jums ilgesnę dalį. Dar be galo noriu padėkoti už tokį nerealų palaikymą. Jūsų yra be galo daug, 700 virš žmonių, man tai yra kosmosas, man tai nerealus skaičius. Labai ačiū, kad rašot komentarus, ačiū už pagirimus, ačiū už pastabas, ačiū už nerealiai didelį palaikymą, nes mane tai stumia į priekį, kur, ta prasme, nesustot. Ir kai aš grįšiu po šitų 3 savaičių, tikrai grįšiu su tokiu pačiu, gal net didesniu aktyvumu. Tai va, gero žiūrėjimo, tikiuosi įdomiai susižiūrės šitą ilgesnė dalis. Reikia žiūrėti. Tai kaip jūs čia kasat? Ble, tai sujungsiu. Random stranger wants to help us. I'm working here for free for a few bites of coconut and mes į Vokietiją atsimatuoja. 600 gali pasiemti. Ai, man 12 eurų. Kas, dirbam. Lino Žukauskų pristabų dirbti. Arba pasivošti. Kai aš su juo dirbu, sako, kaip nori už dienose. Dar aš blemo mažas buvau. Arba tokio gylio buvo griežtas. Ir labai mokai įtikint, kad jis daug padarė. Jis tik prieinu iš vien, bet aš matai padarau, o jie matai. Arba arba dalyko. Taigi matau, kas daro. Aš vien, šiaip tai mano pirmo idėja buvo su Arnu. Ten gydama, bet pamatai, kad čia. Aš jau nespėjau. Tau lengviau, ne? O po ką? A jie šuto? Manau, kai jis dar būdavo likus. Tai germano, tai jau buvo daugėlio. Gali 2 valandas. Nėra družbos. Net į akį kažkas krito. Vargau.
Pasidavėjau? Jo. A где компот? Бушал. Ir taip kažkaip įdomu, nes jos kainuoja po 3 PM naudoti. Visas programas išvagia. Snapchatą, telegramą. Lemą visa troba dreba. Baig. Čia visai fain turi būti. Pagalvoju, neturi. Galvoju. Plauk. No trauk. Gerai? Prakišgi reikėjo. Ai, jo. Jo, galiu kirsti. Nors biškį daugiau pasliukė, jeigu biškį tėvas sakė, gal reikės daugiau tų žemų prie šulmų palaidyti. Jo, biškį kirsti. Diržus. Da, gal dabar mėlynės. Oi! Au! Blondyti, glamour и брюнетки.
Atsimeni? A, jo. Šitas. Kas čia apjungus? Žinom, gerai. Čia. Nu iš karto. Dam! Wow! Pažiūrėk, kaip yra. Čia. Ten. Tai visų tų gal. Gerai, basas. Šiai savaitė likom dviese, tai norim šiandien pabaigti šitą išsimėžt. Ką ant malkų, ką ant metalo, ką iš šiukšlės tenai. Dasipjaut malkas visas ir pradėt valyt vidų visą. Jau po truputį, kaip matėt, anksčiau išsinešėm spintą tą sulūžus. Jinai buvo sulūžusi, ką mes. Jinai nebuvo gera, kad kažkam atiduot, kažkam padovanot, nerašykit. Jinai buvo, visos durys buvo išlūžę, dugnas buvo sulūžęs, tai mes ją ant malkų. Lova irgi buvo sulūžus, čiužiniai išmest, nes visi tokie papelyje. Tai va, nepykit komentarus, jei ką, viskas buvo apgalvota. Vakar baigėm kas šitą griovį, padarėm iki galo viską. Atsivedėm elektros tą kabelį nuo šulinio iki pat namo. Šiaip labai greitai pasidarėm, sudėjus gal sumoju per kokias 3-4 valandas išsikasėm 50 metrų griovį. Sienos ir jau tokios pagyvenusios.
tuo. Lol. Nenukrit. Pirmai nenukrit. Sunkus? Aš to dar mėgot gali. Tai jo, tik prasiplaut. Bus gerai. Šitas mūsų stipruolis. Va. Kai pamatys, kad jaunam, tai nežiūrėjau. Le, gal reikia šitą kanalą tavo vardu vadint. Vis tiek aš tave daugiausiai filmuoju, kai tu darai. Viskas čia normaliai. Gerai čia mums bus dešrelėmis kepta, ne? Lemba, jo. Dar biškį. Dar biškį gal atneš. Jo, dar biškį. O čia valgyti susimaėm, taip dešrelių įsikepsim, biškį laužą pasidarysim. Gerai, dešrelėm, zefyram, gerai. Darai. Dar? Jo. Tvarkoj. Tai bus keistas. Argi. Aš tai galvoju. Niekada to nedarykit, vieni užkis. Tai jau čia nebus dešrelių. Žinok, nemanau. Nu, tipo gal. Šiaip tai viskas saugiai atliekama, tai ką, labai nepykit komentaruose. Tikrai turim vandens šone visko pasidėję. Prižiūrim iš visų pusių, viskas yra tvarkoj. Tų šakų kažkaip tai reikia atsikratyti, o daugelis žmonių iš tikro degina, tai ir mes galvojam. Pakursim, bet saugiai. Viskas saugiai tikrai padaryta. O čia užvakar ir vakar. Matėt, išsikasėm tą griovį. Gavosi apie 4 valandos darbo, tai mes 4 išsikasėm jį, paskui kitą dieną 3 dasikasėm, užkasėm viską tą laidą. tą kabelį užsikasėm ir atsivesim nuo šulinio iki trobos elektrą. Jo, prie šulinio irgi dar bus dirbama, reikia šulinį išvalyti. tą pirmą žiedą reikia pakeisti, uždėti dangtį ir pamažu tvarkytis su vandeniu reikalus. Ir manau, mėnesio, 2 mėnesių bėgi jau bus čia gyvenama. Gyvensim visi 3 kartu ir nežinau, toksai įdomesnis etapas laukia gyvenimo. Bet jeigu viskas tvarkoj, turėtų būti smagu išbandyti tokį iššūkį. Faktas, kad negyvensim visą gyvenimą kartu, čia kaip diena aišku, bet turėtų būti smagu pabandyti įsivažiuoti visiems 3 kartu į gyvenimą, supras, ko visi norim. Ateis tas tinkamas laikas, kada faktas, kad turėsim išsiskirti.
išeit gyventi savarankiškai visi kartu, turbūt vis tiek planuose pas visus yra tas, kad reikia kurti šeimas, bet pradžiai, kodėl nepabandžius kažko, apie ką svajojam, apie ką iš tikro daugelis vaikystėje svajodavo, kad čia su chebra būtų visai smagu pagyvent, paprikolint. Tai va, susiplanavom, susidėliojom planus ir po truputį dirbam link tikslo. Šiaip pats labai laukiu, kada mes tvarkysim ne lauką, o patį vidų. Turėtų būti smagu. Smagu turėtų būti dėliotis, kaip viduj norėtume gyventi, kaip bandyti įsikurti jaukiai, kad būtų. Žiauriai laukiu. Reikės be garso dėt, pagausiu copyrightą, po to nudės. O bože, kiek čia pasizūlikim. Padaryk kažką juokingo. Daug pasidarėm šiandien. Ai, vadus, visos. A, jo. Valė, paliko, o pažiūrėk. Neplūtas visas mano. O tai kas čia? Tai čia metu palikti. Gerai, čia dar reikia šitą parodyti, neatsimenu rodžiu. Aš rodžiu. Tu rodyti? Viską palauk, kuprinė vat būtų ir palikęs telą ir Ignas būtų. Čia. Ui. Kas Ignai stirna? Ragų trūksta. Čia reikia va į čia pataikyti. Čia plaučiai. Ir čia širdės. Smegenys? Tai ragų. Į galvą. Į galvą? Jo. Viršuoju labai. Čia? Blemba, nedaug trūko. Matai, jinai, kai aš taikiausi pašokus buvo. Ai, tai va. Čia iš jos labai stipriai susiviršuoju, o taip žinok, va šitai veda. Ai, tai šimtai pasaulyje. Tu gyvojas čia yra. Palaikyk. Pamus atsinešiau šautą. Taigi sakė, taip išdavosi. Nutrūpėjęs visas. Tai įdarbinom biškį žmonių, klasiokus įdarbinom.
Pjauna mum malkas. Jie mum malkauja. O aš ką. Biškį pavargau jau. Labai biškis jaučiasi po to griovio kasimo, skauda nuo. Šitą tai neliesiu. Tačiau. Oi! O. Kas yra minimas? Kas yra tas testosteronas? Čia laikinai trumpam užsidengsim rūsį, nes labai per jį šaltis eina. Kažką sumastysim čia va laikiną. Čia po langais betono šovėm. Čia kažką irgi reikės, nes irgi pučia. Ignas dabar ant stogo darbuojasi, skardas ant viršaus susuka, nes irgi per ten kaupiasi drėgmė, tai irgi laikinai kažką mąstom. Va. Čia va, šovėm irgi, nes skylės buvo, ta siena irgi tokia jau pagyvenus. Biškį po biškį vyksta darbai. Ignas tai čia pas mus pagrindinis veikėjas, jis čia daugiausiai nusimano, mes dar tokie naujokėliai iš to srity, tai mokomės iš jo. Aš va malkas baigiu susipjaut. Čia va viską susimėsim, mūsų malkinį. Jinai vis tiek kiaura, tai jaučiu viską iškart ir mesim, tai jis ten ir prapūs. Nelabai dabar tokiais orais ir pravedysim realiai, va vieną dieną kaip gerą orą gavom. Šiukšlių kalnas, va. Tai laukiam, kol mum keliuką padarys. Reikia atžvyraus atvežti, bet niekaip dar neatveža. Ir tada bus galima privažiuoti arčiau su priekaba ir viską išsimest. Išsimest šitas šiukšlės, išvežt. Metalą priduot nemažai yra. Sraigtasparnis, ana. Po šito. Mato, kad naujokai. Skardosas skraidina, nes priekab negalim privažiuoti atsivežti, tai čia mums su sraigtasparniu dabar. Jo. Tai pasiimta viską. Tai gerai viskas tvarkojama, mažina tokio padarėti. Irgi gerai, ir kabel. Gerai. Su počiais ne... Tai dar mes lygiai Man viską ir viskas nutyko. Lau, aš iš karto varau. Jo. Gerai. Gerai. Blemba ir mano kitas ginklas. Iš čia. Nu blemba, kodėl taip?